Lyderystė. Ši vaizdinė pamoka yra apie vadovavimo organizacijoms, kurios yra panašios į jūsų. Pradėkime nuo to, kad būtų įdomu pateikti keletą apibrėžimų, kas yra lyderis. Lyderis yra asmuo, kuris sugeba nukreipti žmonės į tam tikro tikslo pasiekimą. Taigi lyderystės sąvoka reiškia, kad siekdami savo tikslų žmonės mąsto nestandartiškai. Kitas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, yra tai, kad per lyderystę vadovai įtakoja žmonių elgesį versle. Galiausiai svarbu nepamiršti, kad nėra geriausio lyderystės stiliaus. Vadovai gali efektyviai naudoti lyderystės būdus priklausomai nuo individualių kompetencijų ir įsipareigojimų įvairovės. Nėra jokių abejonių, kad geras lyderis gali nuversti kalnus. Geras vadovas gali išsamei pažinti verslą ir įmonę, tačiau jei jis nesugeba įkvėpti kitų, nesėkmė gali būti čia pat už kampo. Todėl didieji lyderiai yra puikūs motyvatoriai. Jie tiki, kad gerai motyvuoti darbuotojai yra vienas iš svarbiausių efektyvaus vadovavimo rezultatų. Patirtis rodo, kad daugelis sėkmingų vadovų taip pat yra sėkmingi lyderiai, nes jie gali padėti žmonėms pasiekti bet kokį tikslą. Tačiau įgyvendinant tikslus nepakanka tinkamos darbuotojų motyvacijos išlaikymo. Labai svarbi motyvacijos dalis yra padėti darbuotojams siekti savo asmeninių ir karjeros tikslų. Ką mes turime mintyje, kai kalbame apie lyderystės ir motyvacijos sąveiką? Daugiau motyvuotų pasiekėjų veiksmingesnis lyderis. Veiksmingesnis lyderis daugiau motyvuotų pasiekėjų. Lyderystės modelį sukūrė McGregoras, kuris savo darbe rėmėsi Maslow 5 poreikių hierarchijos lygiais. Jis Maslow hierarchiją grupavo į žemesnės eilės poreikius X teoriją ir aukštesnės eilės poreikius Y teoriją. Šios teorijos yra aiškinamos taip. Prielaidų rinkinys apie tai, kaip vadovauti asmenims, kurie motyvuoti aukštesnės eilės poreikiams, tai yra Y teorija. Prielaidų rinkinys apie tai, kaip vadovauti asmenims, kurie motyvuoti žemesnės eilės poreikiams, tai yra X teorija. Prieš peržvelgiant kiekvieną iš McGregor sukurtų teorijų būtų naudinga paminėti tai, kad tinkamo požiūrio į lyderystę radimas yra itin svarbus klausimas jūsų įmonėje. Lyderystės strategijos įtakoja lyderio prielaidas apie žmogaus prigimtį. Leiskite trumpai detalizuoti kiekvieną teoriją. Vadovai, kurie tiki X teoriją, turi autoritarinio vadovavimo stilių. Jie yra į tikslus, bet ne į darbuotojus orientuoti žmonės, nes darbuotojai yra laikomi kaip priemonė tikslui pasiekti. Tai grindžiama prielaida, kad darbuotojai yra tingus, jiems nepatinka darbas ir pareigos, jie turi būti verčiami gerai dirbti. Šiam vadovavimo stiliui yra būdingos tokios savybės. Tai reiškia depresinę kultūrą, represinės priemonės, tai nereiškia atsižvelgti į žmonių vystimosi poreikius ir būtinumą. Ir tai vyksta laikantis griežtos kontrolės, kurią vykdo lyderis. Vadovai, kurie tiki Y teoriją, laikosi bendradarbiavimo ir dalyvavimo vadovavime stiliaus. Todėl jie kartu su darbuotojais yra orientuoti į tikslą. Tai grindžiama prielaida, kad darbuotojai mėgsta savo darbą, yra kūrybingi, siekia atsakomybės ir gali dirbti savarankiškai pasirinktą kryptimi. Šiam vadovavimo stiliui yra būdingos tokios savybės. Šis stilius paremtas pasiekimų, stebėjimų ir tobulinimu. Šią teoriją tikintis lyderiai liberalizuoja ir plėtoja bendradarbiavimą ir suteikia darbuotojams pilną atsakomybę už jų iškeltas užduotis ir veiklą. Teorija Z yra laikoma Y teorijos tęsiniu ir yra mišrus vakarietiško ir rytietiško valdymo stiliaus derinys. Tai apima darbuotojų kaitos sumažėjimą, įsipareigojimų didėjimą, nuotaikų pagerėjimą bei pasitenkinimą darbu ir iš esmės padidėjusi darbo našumą. Vienas iš ryškiausių skirtumų tarp šios ir XY teorijų yra tai, kad pastarosios teorijos sutelkia dėmesį atitinkamą vadovo lyderystės stilių, o teorija Z orientuota į visos organizacijos kultūrą ir kaip tai gali įtakoti būdus, pagal kuriuos yra valdoma organizacija.